Aš turėjau būti gydytoju nuo pat 5 metų. Ir mano mokykloje, kai buvau moksleivis, kai buvau vaikas, paauglys, net jokių nekilo minčių, kuo aš dar galiu būti. Aš tiesiog norėjau būti gydytoju. Kodėl? Aš daug sirgau. Mano specialybė patinka iš tikrųjų tai, kad aš kažkiek galiu kurti. Aš niekada neskaičiuoju valandų, kiek aš praleidžiu operacinę, kiek aš praleidžiu konsultuodamas, darbas nesibaigia tuo. Aš miegu 8 valandas per parą. Man tiek reikia ir aš tai darau. Ką pasakyčiau savo prieš 10 metų? Aš gal sakyčiau savo, ką ir tada sakiau, reikia daug dirbti, reikia kasdien dirbti, reikia kasdien mokytis, reikia nesustoti mokytis. Ne viskas taip gražu, ne viskas taip sklandu, kaip mes įsivaizduojam, būdami medicinos studentais. Gyvenimas yra daug sudėtingesnis. Gydymas yra sudėtingas procesas. Chirurgija yra nežmoniškai sudėtinga medicinos sritis. Bet ji man patinka. Mane žino kaip plastikos chirurgą, kaip grožio specialistą, kaip grožio chirurgą, bet tai yra didžioji dalis mano darbo. Mažodis mano darbo tai yra tai, nuo ko aš pradėjau savo karjerą, tai yra plaštakos chirurgija, tai yra vaikų plaštakos chirurgija, tai yra įgimtos deformacijos ir jų korekcija. Aš dirbu ne tik privačioje klinikoje, aš dirbu ir ligoninėje, kur aš tiesiog tęsiu savo pradėtą darbą. Muzika mano gyvenime yra visą laiką. Aš pradedu, būdamas vonioje, klausau muziką, mašinoje muziką, operacinėje muziką, per konsultacijas nėra muzikos. Mano fotografavo senelis, mano fotografavo tėvai. Aš kaip ir negalėčiau nefotografuoti. Aš fotografavau keliaudamas su ąžuoliuko choru. Tai daugiau buvo dokumentinė fotografija. Fotografuoju prieš ir po kasdieniam darbe, bet pastaruosius galbūt 6-10 metų man patinka ieškoti to kadro, to gražaus kadro, kuris gali būti randamas tiek kelionių metu, tiek gamtoje, tiek sodyboje, tiek prie jūros, tiek šeimoje. Man tai kažkuria prasme yra psichoterapija, meditacija. Aš manau, kad aš atlikčiau grožio procedūras tiek savo mamai, tiek savo dukrai, jeigu joms jų iš tikrųjų reikėtų. Ir reikėtų ne tik dėl to, kad kažkokia būtų problema, kurią reikėtų spręsti, bet jeigu jis sakytų, aš blogai jaučiuosi, sūnau arba tėti, ar tu galėtų man padėti. Tai aš manau, kad tai būtų visos procedūros ar operacijos, kurias aš atlieku. Galėčiau patarti sportuoti, nerūkyti, kuo mažiau būti saulėje. Mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra be galo greitas laikas, labai greitai bėga. Bet bloga žinia ta, kad greičiausiai mes vis tiek su jumis pasimatysime.